gatvės, kaip jau yra jos išvardintos, matėt, Algirdo buvo toksai kaip ir klausimas, kad nėra priedų ir pasižiūrėt, vat, tas Vitas Gerulaitis ar Pranas Dovydaitis, kuo susiję, vat, būtent su tais kaimais. Tai gal kartais, Žilvinai, jūs galėtumėt pasakyti, ar nelabai turit informacijos tokios? Aš tik tai patikslinsiu, Žilvinai, atsiprašau, gerai. Žiūrėkit, aš žinau ir kas Dovydaitis, ir kas Gerulaitis. Ne, bet ko susiję? Dėl ko tenai toj vietoj Dovydaičio, bet dėl ko Gerulaičio toj vietoj, tai aš vat nežinau. Tai jeigu jūs žinau, tai tik tai tiek dėl įdomu man, to prasme, kad neįsiplės, nes manau, čia visi mes žinom, kas jie tokie yra. Tik tai vienas pataisimas, kad po to karto, kai aš išsiunčiau gatvių pavadinimus, tai ryte informavo, kad buvo, dabar nepamenu tik tai aplinkybių, kad ten bendrų sutarimų tą Gerulaičio gatvę išėmė jinai iš svarstymo, tai jinai jos nėra, tai iš esmės iš asmenvardžių tai tik tai liko Pranas Dovydaitis. Tai Gerulaičio visiškai nėra. Jo, Gerulaičio iš viso neliko, jo. Tai iš esmės jo galim nesvarstyti, realiai lieka tik tai Pranas Dovydaitis. O kas liečia jo informaciją, tai kaip ir Rūta Černiauskienė rašė, tai siūloma Prienų kaime esančiai gatviai suteikti tą pavadinimą, o ta gatvė jinai yra vedanti į sodybos vietą, kuri yra įtraukta į kultūros vertybių registrą. Ir ta gatvė veda būtent į Prano Dovydaičio būsios sodybos vietą. Tos sodybos ten yra pamatai likę berods tik tai. Bet ta teritorija ir sklypo vieta jinai yra saugoma kultūros vertybių registre. Tai tokia būtų iš esmės tiesioginė sąsaja realiai tos gatvės su vietovė ir su asmeniu, kuris ta gatvė yra įamžinimas. Tai aišku ir logiška, man tai užtenka tokio atsakymo. Aš ten buvęs pats, tai man dabar visai viskas aišku. Ačiū. Tai viskas aišku, tuomet net nėra ką ir aptarinėti. Užtenka tik tai Prano Dovydaičio, bet Vito Gerulaičio kaip ir nėra. Tuomet Rūta dar buvo iškėlusi klausimą, kad nėra moteriškų pavardžių Kauno rajone. Tai dabar šitokių kaip ir nėra. Ar čia gal mes ateičiai palikime pasvarstymams? Aš šiaip net ir nesureagavau irgi į tą laišką, bet norėjau sakyti, kad įsipareigoju netgi ir paieškoti tų, būdamas istorikų, paieškoti tų moterų vardų, kurias būtų galima įamžinti ateityje. Puiku, čia dabar iš tiesų yra labai taip jau populiaru. Galima iš tiesų ir pasižiūrėti. Okay. Taip, Asta. Norėčiau dėl bendros. Ar aš gerai suprantu ir žinau, kad gatvių pavadinimus siūlo tos vietovės gyventojai, paskui apsvarstoma seniūnaičių sueigose? Ne? Taip. Tai gal tada kažkaip galvojau, kaip gavau tą laišką, dėl ko čia man tie klausimai kilo, kažkaip gal būtų tą informaciją ir dar ar seniūnaičių tų sueigų, ar jūs gaunat sueigų protokolus ir, pavyzdžiui, kodėl ten, tarkim, jeigu vietovardžiai ir kažkas, kad jau mes prieš komisijos posėdį turėtumėm ir žinotumėm ir tada gal viskas greičiau, paprasčiau būtų. Jeigu aš gerai pamenu, tai turėtų atsiųsti, jeigu, pavyzdžiui, seniūnaičių protokolo išrašą. Taip. Dalį išrašų, kur buvo būtent svarstoma šitas klausimas, jie gali prisekti tokiais atvejais. Tai būtų gal, jeigu taip galima, kad toliau būtų taip, kad tie protokolų išrašai būtų prisekti, tai tiesiog būtų paprasčiau ir aiškiau turint laiko susipažinti ir pasižiūrėti. Tai toks prašymas mano būtų. Tai buvo viskas. Tai būtų iš tiesų aiškiau ir už ką ir kodėl. Būtent taip. Nes, vis tiek, kad ir gyventojų sprendimas, bet vis tiek mes kaip ir komisija ir mūsų sprendimas yra paskui ir tarybos sprendimas, tai norėtųsi balsuojant už kažką žinot, ką dėl Kodėl tai? O ne aklai. Bet dabar šiuo metu pateiktose gatvėse ar yra kažkokių klausimų, ar balsuojame, sutinkame, kad tinka viskas?
Kas tinka? Skatinka, sutinka ir... Klausykit, bet aš vis tiek dabar įsikišiu, bet tos rankos. Tikrai nediskutuosim dėl ko Bijūnų ar Petražolių gatvėje. Be abejo. Aš dabar sakau pagal savo patirtis iš praėjusios kadencijos. Tai taip, kai buvo ten Vilkijos klausimai su kai kuriom gatvėm, su istorinėm bėdom, tai aš suprantu, kad ten yra ką veikti ir važiuoti į vietą reikia ir diskutuoti ir ginčytis. Bet kai yra, kaip čia pasakyti, pavadinimai su gamta, su žvėreliais, su paukščiukais, tai principe, aš tai sakyčiau, galbūt irgi iš tos senos patirties reikia būti aktyvesniem tiesiog tam bendram tokiam čate, kadangi vieni kitiem atsakinėjam ir kad kažkas, jeigu ten klausimas iškilo, vienas parašė, kitas parašė, kas kažką žino, pakomentavo, ten Rūta visada įsikiša, Žilvinas iš tikrųjų šito vietoje yra profas ir ta prasme, manau, kad tos informacijos mums tikrai pakaks. Aš tai nieko prieš susitikti ir vakarais, man tinka, bet sakau, ar tik tai, ar galima viską, kaip pasakyti, online daug ką prasuk, susižinot ir nepatikti. Tai tada reikia reglamentą. Tai tada, Algirdai, mūsų reglamentą reikia pakeisti ir įtraukti šitą dalyką. Nes dabar reglamente yra parašyta, kad yra posėdis arba gyvas. Gali iškilti keblumų iš tiesų. Tai paskui, o kadangi ir mūsų atlyginimai nuo dalyvavimo posėdžiuose priklauso ir taip toliau, tai manau, tada gali paskui susidurti su teisiniais dalykais. Tai tada arba pakeisti reglamentą reikia. Tai darom, aš tai sakau, aš nieko prieš, tik tai aš dalinuosi tą patirtim, kuri buvo prie Mykolaičio, kur tiesiog rašėmės. Ir aš tik tai raginu tą prasme, kad kiekvienam bent kažką ten, kai Asta pirma pati parašė, tai ir liuks, ir kad visi kažką parašytų, ar ten pritariu ar nepritariu, arba ten kažkoks man klausimas. Nes kai bus pavardės, tai ir Žilvinas žino, aš tikrai klausiu, kabinsiuosi, aš pasikuičiu, jeigu ten bus koks žyšaudys, tai tikrai nepraleisiu ir viskas. Tai toj vietoje aš suprantu, kad tos mūsų diskusijos yra kažkokios vertos dėmesio. Bet sakau, kai yra gamta, ir tuo labiau, kad paaiškino to, kad seniūnaičių čia yra balsas, ten žmonės, kurie gyvena toj vietoj, tai ar jisai Žvirblių ar Kuosų gatvėje gyvens, tai turbūt čia jo kaimyno reikalas. Tai aš tik tai apie tai. O norėjau paklausti, ar protokoluose, seniūnijose, seniūnaičių gal sueigose, ar yra pagrindžiama, ar jie gyventojai tiesiog turi pagrįst, kodėl renkasi vieną ar kitą gatvių pavadinimą? Kaip suprantu, tai čia yra asmenvardis. Jeigu ten gali kilti diskusijos dėl ko būtent, bet ką sako Algirdas irgi ten paukšteliai, žvėreliai, visokie pavadinimai, gėlytės. Tai, ta prasme, kažkas tai pasako, kad tokį pavadinimą norėtume, jie vis tiek pasikalba su vietos gyventojais, tie seniūnaičiai. Ir tokius pasiūlymus ir išeina, seniūnas pasiūlo kažką ir jie pritarė. Paprastai taip yra, jeigu kalbam apie nediskutuotinus tokius. Pakankamai primityvus pavadinimus. Tai turbūt nori tokius daryti, kad neutralūs būtų, kad ten kažkam. Visiems tiktų ir nekiltų. Kad pavadinimas nebūtų sudėtingas. Ir kvartalais, jeigu ten kažkokiam kvartale yra kažkas, tai tikriausiai ir tęsia toliau iš tos. Tai viskas aišku gerai. Aišku, yra buvę ir praeitos komisijos darbo metu, kad ten, tarkim, botaninis kažkoks pavadinimas, nepamenu, buvo ar zoologinis, kuris irgi nebuvo aišku jo reikšmėm, tai tada irgi tiesiog Rytė irgi ten pridėjo dokumentus, kurie paaiškina, kas tai yra per augalas, jeigu tai augalas, arba kas tai per gyvūnas. Apie augalą, Žilvinai, buvo, čia neslėpkim. Taip. Bet čia iš tikrųjų yra paaiškinta ir buvusios dvaro sodybos pavadinimas, ar ten paukštis, viskas yra gerai. Bet vis tiek mes turime tada nuspręsti, ar renkamės, ar užtenka tik tai to parašymo. Ne, aš tai sakau, jeigu reikia, čia esate labai gerai pasakė, yra reglamentas, turim jo laikytis. Tai darom tą posėdį, pasisveikinam, bet aš kviečiu tą pasirašinėti, ta prasme, greičiau sureaguoti visiems. Ir čia jau atėję kažką sužinosim, galų galiai galima ir įmesti, jeigu ten ta informacija kažkokia matai arba tau neaišku, tai apie kokį tą patį Vitą Gerulaitį nuorodą kažkas ten perskaitė ir žino, kad jis ten turbūt pats garsiausias tenisininkas iš Lietuvių. Bent reitingą tai tikrai aukščiausia. Tai
Tai bet kokiu atveju tada mes turime nuspręsti, kada mes susitinkame. Gerai. Kad būtų konkreti data, vat kaip komitetų, kaip posėdžių, kaip tarybos, tai ir komisijos tada mums reikėtų. Bet tai tuomet lieka pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis jau netinka, viskas tai kaip dabar. Bet čia kiekvieną mėnesį ar čia reikalui esant? Tiesiog, kaip ir Ne, aš manau, reikalui esant, kai yra gatvės. Jeigu gatvių pavadinimų nėra, tai mums nėra tikslo iš tiesų susitikinėti. Nors paprastai tos gatvės būna kiekvienam posėdyje. Šiaip iš esmės kartą per mėnesį ir tada pagal poreikį. O tai žiūrėkit, o mes jau pavyzdžiui penktadienį paprastai mums tos gatvės sukrenta. Aš biškai tik atsiprašau, nes jaučiu tą patį sakau. Kad, pavyzdžiui, kad penktadienio darbo pabaigos metu arba į antrą dienos pusę susitinkam 15-20 minučių, jeigu ten nieko nėra tokio ir... Nes aš norėjau sakyti, kad darbo metu, kad vakarai, tiesiog, nes paskui dabar dar vasarą, tai kitaip, bet paskui jau žiemą, rudenį vėl kažkaip. Tai nes norėtųsi darbo metu, kad tai vyktų. Ar sąžinius turit penktadienį po pietų? Pritariu. Aš čia būtų tik dėl tavęs. Nereikia dėl manęs, aš savim pati pasirūpinsiu. Bet Asta, darbo metu jūs norite ar po darbo? Ne, darbo valandomis, kad, tarkim, ten, nes žinot, tai vis tiek paskui jau penktadienis, jau vakaras, jeigu tai jau, tiesiog. Tai gerai, bet tai galime online jungiasi. Žiūrėkit, o kada mes, bet mes ar ketvirtadienį jau turim gatves? Ketvirtadienį dar ne visą laiką būna. Penktadienį jau būna. Aš šiaip dažniausiai iš rytės penktadienį gaunu iš esmės ir antroji dienos pusė po pietų. Bet vėlgi, ar mes spėsime išsiaiškinti? Jeigu tenais pavadinimai, tai nėra problemų, bet jeigu pavardės... Aš tai galvoju, o jeigu daryt posėdį tik tokiu atveju, jeigu reikia, tiesiog, kaip ir dabar, iškilo visokių klausimų. Man, pavyzdžiui, asmeniškai, kai naujai, tai labai trūko tų priedų. Aš kol susigrubau, kur čia yra tie priedai, tai man tas neiškumas, tas toks, sausas laiškas buvo. Dabar, kai pradėjau gilintis, pamačiau priedai, viskas man lyg ir kaip ir... Bet kokiu atveju mes turime susitikti. Jeigu taip yra reglamente. Aš tai siūlau taip, kadangi sukrenta pavadinimai savaitį iki komiteto, ar ne? Taip jums sukrenta tarybos sprendimų. Aš galvoju, ketvirtadienį, penktadienį sukrenta, Žilinos pataisė, kad penktadienį ryte. Bet kuriuo atveju, Algirdai, savaitį iki komiteto yra. Tai pasiskaitom, ar ne? Ta prasme, mes jau būnam pasiskaitę, bet jūs pasiskaito, tai nereikia skubėti tą penktadienį už kartų ir pulti. Tai prieš komitetą likus kokią, kad ir kokį trečiadienį, ar ne? Prieš tarybą nori pasakyti. Prieš tarybą. Komitetai yra... Komitetai būna pirmadienį. Jo, bet jau per komitetą gali iškilti klausimų, suprantat? Bet tai kokia mūsų prasmė tada susitikimo? Bet matot, komitete jau mes prieš komitetus, aš galvoju. O tai jeigu pirmadienį, tarkim, komitetas... Aš pritariu, tik jeigu susiderinam su kolegija, kad mes juk į kolegiją einam. Jo, kolegija 11 valandą, ne? Šį kartą 9, o šiaip 11. Jo, šį kartą 9. O šiaip 11. Aš taip pritarčiau. Bet šitie klausimai kolegijų svarstomi, jie nesvarstomi. Nesvarstomi, bet kad nesidubliuotų laikas. Čia Algirdas dėl to norėjo pasakyti. Taip. Tai gerai, jeigu galima pirmadienį. Tik po pamokų, jeigu per pamokas aš nelabai norėčiau, kad ir skirti to laiko. Bet pirmadienį, žinokit, jau 1 valandą vienas komitetas, 3 valandą kitas komitetas. O kas dalyvauja 3 valandą? Ar yra iš mūsų? Kas dalyvauja 3 valandą? Mes su Asta dalyvaujam. Ir Dovilė. Ir Dovilė neprisipažįsta, bet šiaip taip ištraukiam. Visi 3 valandą dalyvauja. Aš 1 valandą, tai taip, tada nesutampa mums. O tai, tai jo, jeigu... O jeigu 12 valandą? Tai aš ir sakau, per pietų. Man tinka. Man tinka. Galim ar tai susibėgti, ar susijungti, kaip pasakys. Tai galima važiuoti ir telefonu pasikalbėti, jeigu kartais ten. Praktiškai, taip, tikrai. Tai tuomet paliekame pirmadienį 12 valandą. O gal jeigu, ar kolegija visada pasibaigs iki 12? Paprastai tai turbūt pasibaigs. Tai gerai, jeigu matysim, kas tai tada kažkaip ten turbūt rašyti galim. Jeigu kas mūsų nedaug. Galim messengeryje susikurti chatą, dar vis paprasčiau.
paprasčiau. Taip, ir mūsų nedaug yra, jeigu kažkas tai atsitinka, mes jau galime susirašyti ir susibėgti kitų laikų, jeigu ekstra atvejais yra. Gerai, tai pirmadienis 12. Tai tada pirmadienį Žilvinai, jum 12 kaip? valandą. Pasirašot? Taip, tinka. Tai va dabar tik Vilma, neaišku kaip, ir šitas, ir Kęstutis. Bet čia aš teisingai suprantu, tik tai tais atvejais, jeigu kyla diskutuotinų klausimų. Ar visais atvejais, kiekvieną mėnesį? Ne, tai mes taip sakėm, kad kartą per mėnesį. Sakom, kad kartą per mėnesį. Tai Rūta, blogiausiu atveju pasilabinom, jeigu tik paukščiukai. Taip, jeigu viskas aišku. Taip, be problemų, tikrai geriau negu penktadienį po darbo. O pietą. Dar negalutinis sprendimas. Gal dar penktadienį, kokią 6 gal. 7. 7 išbėdojame. Visi namuose, viskas gerai. Taip. Prie vyno taurės, tai. Tai gerai, tai tuomet taip ir darom, kad tik šį pirmadienį jau mes nesusitinkame. Taip. Jau dabar susitikom. Tai kaip ir viskas tvarkoja, visi klausimai lyg ir apsvarstyti. Tai Žilvinas turbūt uždeda visada į kalendorių, ne, kad mes jau priminimą turėtumėm ir Puiku. Pasimatom. Gerai. Dėkui tada ir gero vakaro. Gerai, ačiū. Aš tik tai pasitikslinu, realiai uždedu aš tą savaitę pirmadienį, kada tarybos posėdis. Jo, pirmadienį 12 valandą. Taip. Gerai. Ir tuomet, Žilvinai, aš siūlau, čia gal ir visų iš tikrųjų atsiklausti reikėtų, kaip dėl Kęstučio, aš manyčiau, kad vis tiek mes turėtume pažymėti galbūt, kad jis dalyvavo šiandieną. Kaip dabar daryti? Nes jisai grįž tik tai rytoj, bet jisai ne šiaip toks rimtas, kaip sakau, išvykimas, kaip dabar daryti. Ar galime mes jį pažymėti irgi, kad vis tik jis dalyvavo? Bet jeigu jis yra komandiruotai, tai nereikia čia tų daryti. Aš tik bijau, kad pinigų atžvilgių paskui nebūtų žmogus nuskriaustas. O visą informaciją juk mes jam galim laisvai perduoti. Nu, čia toks, matot, kaip ir priežastis, toks čia buvo truputį ekstriukas toks. Čia buvo netruputį, čia buvo labai ekstriukas. Nu, tai čia, kadangi man šiandieną pasakė, kad vis tik tai reikia daryti, mes anksčiau niekada nedarydavome. Tik susirašydavom, arba jeigu nesusirašydavom, tai sako, kad jeigu nerašai, reiškia sutinki, o dabar man šiandien paskambina Indrė, kad vis tik tai reikia padaryti. Nu, tai ir darom. O štai buvo toks ekstra. Tai arba forminam, kad mūsų posėdis yra pirmadienį 12 valandą ir tiek žinių. Taip, ir visi dalyvavo. Ar gerai? Ar tinka, ar vis tik tai ne? Tinka. Man tai tinka. Kaip Rūta? Ne, aš tai galvoju, viskas gerai, čia be problemų, tik tai galvoju, ar mūsų tuos įrašus nereikia kelti, ar jie nebus klausomi, matomi. Komitetų posėdžiai tai galbūt. Taip, ne apie komitetus, bet apie posėdžius. Bet šiaip pagal naują reglamentą tai reikia ir šitus. Jie turėtų būti keliami, turėtų. Taip, šitie turėtų. Bet aš manau, šito pirmo galbūt galim nekelti. Galim nekelti, nes tikrai ne visi yra įkelti. Kiek aš žiūrėjau, tikrai ne. Aš manau, kad mes tai neprieštaraujam, bet reikėtų jums pasitarti su Indre. Indrė dabar jau... Atostogos atrodo. Taip, po atostogų. Taip, po atostogų. Tai čia... Po atostogų. Gerai, aš tada pasiklausiu Indrės, kaip jinai pasakys. Kaip čia būtų. Taip. Baigiam. Dauguma prabalsavo. Taip, dauguma prabalsavo, taip. Gerai, tai tuomet turbūt ir viskas. Gerų likusių atostogų. Gerai. Jums geros kelionės. Ačiū. Sėkmės, viską ten sudėjo, Marius turėjo paimti, ką turite jūs tenai. Pasiimti kartu su savim. Taip, tai tiek. Gerai. Gero vakaro visiems. Viso geriausio. Iki. Viso gero. Iki. Viso.